metais į Antalieptę atvyko moterų kultūros draugija, vėliau virtusi Švenčiausiosios Jėzaus širdies moterų kongregacija. Vienuolyno namuose buvo įsteigta žemės ūkio mokykla, pradžios, vidurinė mokyklos, vaikų darželis, vaikų prieglauda, amatų mokykla, vienuolyno naujokynas. Antalieptės Šventojo Kryžiaus atradimo bažnyčioje, prie jos glaudžiasi vienuolynas, inovacijų slėnis. Čia iš tikrųjų visas miestelis yra kaip lankytinas objektas. Kuo tai susijęs su palaimintuoju Teofiliumi Matulioniu? Pirmiausia, kad čia, Antalieptėje, jis pas ortodoksų rusų diakoną mokėsi pirmuosius mokslus. Čia buvo jo pirmoji pradžios mokykla ir čia prasidėjo jo tas mokslo kelias. Vienuolynas ir jo aplinka ėmė garsėti ne tik kaip kultūros židinys, bet ir kaip gera poilsio vieta. Vėliau, kada grįžo iš Solovko lagerio kartu su kitais kunigais, jisai 1934 metais čia ilsėjosi, yra išlikusios puikios fotografijos ir ypatingai graži yra nuotrauka išlikusi, kur jisai kalbasi, bendrauja su Antalieptės pavasarininkais prie klebonijos, o jie vėliau jį kilnoja ant rankų. Taigi labai jautrūs vaizdai ir tikrai šitas kraštas yra susiję tiek su Teofiliaus mokslu, tiek su jo poilsiu ir tiek su jo pastoracinė ganytojiška veikla, jautriais susitikimais su žmonėmis.